Veikla po pamokų labai svarbi visapusiškai vaikų raidai ir ateities karjerai. Šiuolaikinėms technologijoms mūsų gyvenime vaidinant vis didesnį vaidmenį, vaikai konstruoti ir valdyti robotus mokosi neformaliojo ugdymo programoje Robotikos akademija. Kurdami robotus vaikai atranda daugybę savo naujų pomėgių ir lavina tokias savybes kaip kūrybiškumas bei draugiškumas. Labai yra svarbu, kad kūrybinių technikos būrelių būtų ne vien didmiesčiuose, bet ir mažesnėse miesteliuose. Džiugu, kad bandoma neformaliojo vaikų ūkdymo finansavimo projekto dėka visoje šalyje padaugėjo techninės kūrybos būrelių ir juos lankančių vaikų. Labai smagu statyti robotus, ir juos konstruoti ir programuoti. Ir gali ką nori pastatyti, jei tik sugebi pastatyti, suprogramuoti. Lietuvoje atsiranda vis įvairesnių įdomių užsiėmimų po pamokų. Kviečiame domėtis neformaliojo ugdymo galimybėmis savo aplinkoje ir pasirinkti veiklą, kurioje atsiskleidžia vaikuose glūdintys stebuklai.